šelingaunai po biškį įsilingaun. Šiandien apšelnam, rytoj jau visai iššelnam, šeštadienį ant Zakso kalną įkaistam ir sekmadienį galėsim jau atviesti. Mano žiogas ore. Kadangi šie metai yra gausus rinkimais, tai taip pat mes turėjom ir savo darbo grupėje rinkimus, rinkom grupės, stengiamės atliepti visas amžiaus grupės, visus poreikius, pažiūrėti, būti empatiški, pažiūrėti visais rakursais, kad tik tai visiems būtų gerai, kad kiekvienas rastų bent kruopelytę, bet džiaugsmo mūsų miesto šventėje. O mūsų telšiškiai yra nusipelnę gero renginio. Mes be abejo kreipėmės ir į verslą. Verslas taip pat prisidėjo prie šitos šventės organizavimo. Tai yra tiek savivalda, tiek verslas, mūsų bendruomenės, visas prisidėjo, kad visos tos 4 dienos mūsų renginio būtų įspūdingos ir tobulos. Tai pirmiausia, tai organizatorių visai komandai labai noriu padėkoti, nes tai čia prisideda ir mūsų kultūros centro visas kolektyvas. Kur iš tikrųjų mes ateinam, mes pamatom jau tą galutinį patį rezultatą, jau kad šventė yra, visi linksminamės, džiaugiamės. Bet kiek laiko iki tol mes realiai Kalėdas atšventėm ir pradėjom organizuoti miesto šventę. Tai didžiulis personalas dirbo. Ačiū jiems labai. Niekas nepadarys to šventę. Šitą šventę, būtent pikniką, pasidaro patys žmonės. Tai yra bendrystė, o kas labiau suvienyje, jei ne maistas. Mes visada džiaugiamės ir mes turim visada atgarsių puokštę, nuo A iki VZŽ, iki paties galo. Tikrai yra žmonių, kurie yra pikti, yra žmonių, kurie yra linksmi iš savęs ir labiausiai domina konstruktyvūs atgarsiai. Bet mes sulaukiam visų ir visus priimam, į visus reaguojam, ne vieno neužmetam į šoną, ai čia piktas nesiklausysim, išklausom visų ir turbūt nuo to kiekviena šventė tampa vis tobulesnė. Mes esame mūsų miesto partnerius čia sukvietę, tai čekai, prancūzai, austrai, lenkai. Didelę delegaciją turim žmonių, kurie mato šventį ir nustebę, didžiai nustebę, kaip mūsų bendruomenė susirinka ir kaip jie vieningai švenčia šventę ir kaip vieningai piknikę susirinkę čia būna ir kaip šypsosi, kiek šypsino gerų, tai jie ir tom tikrai nustebę, o mes transliuosim šventę visur. Internetas beribis gali matyti kiekvienam pasaulio krašte. Nei vienoje pasaulio valstybėje nebūčiau taip pagerbtas, kaip esu pagerbtas čia, savo gimtajame mieste.
čia neužteks vietos autobusams, kurie atveš žmonės, kad pasižiūrėtų, kasgi tie patys trupniausi žmonės Telšių mieste ir rajone. Čia galerijos atidarimas ir tai yra neabejotinai dovana Telšiams, visai šventai, kuri čia vyksta. Ir tai dar viena vieta, kur telšiečiai, Telšių miesto svečiai gali atkakti, laisvai regėti tai, kas yra eksponuojama, įeiti nemokamai ir joje pamatyti, toje galerijoje pamatyti visas naujausias tendencijas juvelyrikos srityje ir visame kame.
Ar jūs pasiruošę su mumis šiandien? Aš negirdžiu jūsų. Gerai, galime judėti. Važiuojam. Kai gros mano muzika, draugeliai šepėt išnios, mergytės dailiai pašoks, dainuosim iki aušros. Gros mano muzika, draugeliai šepėt išnios, mergytės dailiai pašoks, dainuosim iki aušros. Iki aušros. Iki aušros. Varau nusiraut, kur aš atsiradau. Gal reikia bus stabdyt, gal jau biški per daug. Mėnesį joną matau, taip akį patraukė, net atsigavau. Į tą, kuri visada šoka, klauso tik hausą ir roką. Karšta kaip vasaros metas, o šitas bitas tai ledas. Jis tirpsta ir lėjas, užpildo ausis, o aš gaudau idėjas. Mėgėjas pastumti patinka man, kai beisas pučia kai vėjas. Šią naktį jos linijas įsimylėjęs esu. Dalinuosi savo muzikos stiliu, pažintis kelionės nauji rimti dilai. Į čartus ateinu tik kilint, ateina laikai, supras visi prismilai. Kai gros mano muzika, draugeliai šepėt išnios, mergytės dailiai pašoks, dainuosim iki aušros. Gros mano muzika, draugeliai šepėt išnios, mergytės dailiai pašoks, dainuosim iki aušros. Iki aušros. Iki aušros. Ir šį vakarą telšiai tikrai čia linguos, nes mes turėsime net 5 muzikos atlikėjus, kurie savo skambesiais ir natomis bei melodijomis yra puikesni vienas už kitą. Ar jūs pasiruošę? Ar jūs pasiruošę, kad prekals triopne pauš šį vakarą? Ir kad visa Lietuva žinotų, kad šiandien telšiai lingon. Ar gali visi kartu garsiai ištarti, kad šiandien telšiai? Dar vieną kartą garsiai, kad visi girdėtų. Šaunuoliai, ačiū jums ir gero vakaro.
Sveiki visi, būkit pasveikinti Žemaitijos sostinės šventės Telšiai Ligon dalyviai. Ir aš nesuklydau. Iš tikrųjų, jūs ir esat, ir jūs, ir mes. Visi mes esam šios gražios šventės dalyviai. Ir niekam nepaslaptis, dalyvaujam jau 4 dieną. Tam išties reikėjo daug jėgų ir energijos. Pasiplokim patys savo. Aišku, dabar yra labai puikia proga paploti visiems, kurie prisidėjo prie šios nuostabios šventės. Pradedant savivaldybę, kuri gelbėjo visose reikaluose ir baigiant tais pačiais mažaisiais varžteliais, kurie padarė viską, kad būtų viskas padaryta. Paplokim jiems. Iš ties jie turėjo įstabias sunkes 4 paras. Na ką, tortą mes turim. Beliko uždėti vyšnaitę. Ir šiandien vyšnaitė, kuri papuoš mūsų visų 4 dienų tą tortą, vadinkim taip, yra Klara Džembino, profesionali šokėja, dainininkė. Tai čia bus visko. Išvysime ir šokį, ir dainą, ir krūvą geros muzikos. Parodykim, kokie mes esam svetingi ir pasidžiaugim paskutinėmis 24 metų sostinės šventės akimirkomis. Geros nuotaikos visiems. Ton orbite me submerge, c'est la fin. Se sent incapable de nier. Sensation affûtée, sentiment d'immense. D'immensité. Mon esprit s'allume.